Šiemet minime Juozo Tarvydo 125 gimimo metinės. Jis buvo literatūrologas, vertėjas, literatūros kritikas, pedagogas, lituanistas. Taip apie jį rašė to meto kiti literatūros kritikai. Labai gražių prisiminimų apie Juozą Tarvydą yra palikęs kunigas Robertas Grigas, mokytoja Jadvyga Čekavičiūtė, išeivijos šviesuolis lietuvis Grigas Valančius, na ir kiti. O aš paprašysiu mokytoją Danutę Ardavičienę, taip pat lituanistę, kuri irgi pažinojo Juozą Tarvydą, papasakoti apie jį. Taigi, gerbiama mokytoja, mums įdomu, kokie buvo Juozo Tarvydo ryšiai su Plungė. Kodėl akademiko Adolfo Jucio mokytojai jį teikia kaip asmenybę nacionalinių vertybių rinkimuose. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mūsų straipsnis, gal pasigirti, mūsų straipsnis, kartu mes rašėm su Roma Bužienė, mums buvo užsakyta parašyti apie kokį nors mokytoją, asmenybę. Ir žinot, aš tik tai girdėjau, kad jisai ir 50-metį dalyvavo, žodžiu, kažkaip mokykloje mūsų yra dirbęs. Na ir pradėjom rinkti medžiagą ir radom tokius dalykus, kurie tikrai mums buvo labai stebėtini. Štai žiūrėkit, pasirodo netoli gimė. Ar jūs buvote Kulių valsčiuje, Palukėnų kaime? Ne, gaila. Tai vat pasirodo, ir aš nebuvau ten, to kaimo, žinau, kaip visada nebėra. Pelkynai, prasta žemė, lietuviai varganai gyvena, žinot, valgytai jie pasitaiso, bet taip neturtingi. Jis 6 vaikas 10 vaikų šeimoje, neturtingi, turtingi. Tačiau vis tik tai šitie vaikai vasarą uždarbiaudavo. Ir vienas iš jų, Juozukas, turėjo visai kitokias akis. Ir žinot, kaip yra, kada tėvai mato savo vaikų gabumus ir jie tada išskiria. Bent vieną vaiką reikia išleisti į mokyklą. Ir tada atsidarė pradinę mokyklą, jis greitai ten 5 baigė, ten jau buvo brandesnis už visus. Ir tėvas, nubraukęs ašarą, atveža į Plungės Saulės gimnaziją. Kodėl Saulės gimnazija? Vėl keletą sakinių. Pagalvoti, Jonas Senkus, kunigas Jonas Senkus šefuoja mokyklos atidarymą. Atvažiavę studentai iš Peterburgo, jie bėgo nuo revoliucijos, atvažiavo čia, vėlgi mokytojais dirba. Na, kurgi daugiau važiuosi? Į Plungės progimnaziją, tada buvo dar tik progimnazija. Bet jis toks brandus jaunuolis, ten 5 besimokas, kaip pabaigti dar progimnaziją, jis jau nori gimnazijos. Tada šiek tiek išlėkė į Telšius, ten per 1 metus 2 klases baigė ir štai jis jau Kauno universitete. Tai Juozas Tarvydas ilgiausiai dirbo Plungės gimnazijoje, Plungės Saulės gimnazijoje 1928-1933 metais. Bet jis buvo laukiamas ir mylimas ne tik Žemaitijoje, bet ir Rokiškyje, Raseiniuose. Ir paskui su džiaugsmu vėl grįžta dirbti į Kretingą. Bet 1951 ir jo mokiniai nebesulaukė mokytojo. Ir žiūrėkit, kas atsitiko? Kažkas atsitiko, ką aš atradau. Ir dabar neseniai. Ir net tokios abejonės yra, kad kai mokiniai sužinojo, kad jo mokytoja tremia į Sibirą, tai reiškia, tada jie išėjo iš klasių, atėjo, apsupo tą namą ir
bijojo, žinoma, tų vadinamų skrebų, kurie buvo su šautuvais ir viską, jie negalėjo pulti ir gelbėti, bet jie sugniaužė kumštis, tyliai ėmė dainuoti Lietuva brangi. Tai paprašyta amžininko, tikriausiai, kad tai tiesa. Tada policiniai tie, reiškia, liaudės gynėjai vadinosi visai tenai, pradėjo net šaudyti į viršų. Išgąsdino mokinius, dalis pabėgo, o dalis tada, sakė, taip, rašo amžininkas, sugniaužė kumščius ir nebe žodžiais dainavo, o tyliai niuniavo Lietuva brangi. Dabar truputį apie Sibirą. Būtų viskas gerai, galbūt, jeigu rusai būtų maloniai priėmę, bet buvo tokia problema didelė, kadangi pradžioje lietuvius vadino fašistais, jie galvojo, kad jie čia lygu vokiečiai ir taip toliau, ir kai pamatė, kokie darbštus, kokie sąžiningi, ir tada lietuvius pradeda globoti. Kaip globojo, atsimenate, aš jau pasakojau apie Petreikytę, taip globojo ir Tarvydą, nes jį ištrėmė su žmona ir 3 mažais vaikais. Tai tada įdarbino kaip įsilavinusį žmogų, užgarantavo kaimo žmonės, kad jis sąžiningas, į fabriko buhalterius. Štai tada šitaip jis išgelbėjo šeimą nuo bado ir jie atbuvo tos 5 metus ir grįžo į Plungę. O kai grįžo? O kai grįžo, jo į Kretingą neįleido. Mokytojai dirbti nebeleido. Ir 1 metus jisai pabuvo kaime, mokytojauti jam uždraudė, tačiau viena laimė, kad Kretingoje buvo etnografinis, kaip jį vadinosi, kraštotyrinis muziejus, kraštotyros muziejus. Ir tada mes kalbėjome, kad jį įdarbino paprasto darbininku, restauratorium, kad jisai tos prastas knygas rištų, bet įsivaizduokit, tada atsilaisvino jo laisvalaikis ir prasideda didysis literatūros tyrinėtojo darbas. Ir tada kasgi? Jisai pradeda rašyti straipsnius, kadangi jis turėjo pažįstamų universitete, leidžia jam spausdinti universiteto žurnale Atenus. Atenus. Rodos, kad taip ištarti, kaip parašyta taip įdomiai. Ir net paskui jį kviesdavosi užsimiršo jo tą tremtis, jį kviesdavo į seminarus, jisai ruošė įvairiausius klausimus ir svarbiausia, kokie klausimai, kaip įdomiai dėstyti literatūrą. Kuomet Plungės mokytojai vėl prisiminė Juozą Tarvydą? Tai buvo 1969 metų pradžia. Staiga Domavičienė direktorė atsiminė, kad mokyklai 50. O šitie garsių žmonių baigė tą mokyklą, jis tada vieninteliai buvo. Ir prasideda tada jos ieškojimas, ką kviesti, kaip jos atrasti. Atsimena tada jos ir Tarvydą, kuris dirbo tada Kretingoje, nesvarbu kokį darbą dirbo, bet jisaigi turėjo daugybę adresų. Ir žinoma, Tarvydas su didžiausiu džiaugsmu įsijungė tą darbą. Parašo 1000 laiškų, suranda 100. Parašė 1000, bet rado 100 garsių žmonių. Ir štai jubiliejaus susirinka daugybė mokslininkų, menininkų ir svarbiausia daugybė žemės ūkio darbuotojų, kurie ir vaišes organizavo. Ir prie vaišių stalo jau Tarvydas sako, betgi negalime mes įsiskirstyti. Mesgi turim dėkingi tai pirmai mokyklai, pirmai Saulės gimnazijai, kuri mums davė išsilavinimą. Pabandykim kurti kažkokią draugiją ir susirinkti, retas laiks nuo laiko susirinkti ir svarbiausia, galbūt kokius renginius suruošti, lektorių atvežti. Na, visi tai pabejojo, čia reikėtų, bet visiems buvo užduotis pagalvoti. Ir susirenka atgal, vėl Tarvydo institute, 1971 metais. Ir 71 metais įkurta buvo Plungiškių draugija. Taigi iniciatorium vėl mes turim laikyti Juozą Tarvydą. Mes žinome, kad Juozas Tarvydas buvo išmokęs sorbų kalbą. Ir kokią tai reikšmę turėjo lietuvių literatūrai.
Taip. Tarvydas rugsėjo 1 prisimindavo, kad jis mokytojas. Ir buvo toks vienas aprašymas. Jis išvažiuoja į Palangą ir rugsėjo 1 žiūri, kaip vaikai eina į mokyklą. Ir dažniausiai ašarą nubraukdamas, kad niekas nematytų. Bet jis ilgėjosi labai mokinių. Tačiau tą ilgesį nubraukęs, jis pradeda domėtis viena tauta, sorbų tauta. Jinai Vokietijoje maža tokia ir labai jam buvo gaila, kad gali jį tiesiog išnykti. Pradeda mokytis jos kalbos, išmoksta, tada pradeda kaip literatus skaityti literatūrą, reiškia poeziją, prozą ir daugybę tekstų, kuriuos jis išverčia į lietuvių kalbą, tai iš sorbų kalbos, tai yra Tarvydo darbas. Tačiau ne viskas dar. Kaip mes plungiškiai prisimenam mokytoją Tarvydą. Jį prisimenam kaip žmogų, kuris ir vaikuose matė žmonės. Ir ne tik tai dėstė literatūrą, paskaitė, išėjo, ne tik tai, bet ir bandė rasti mokių talentus, kad jie taptų kūrėjais, kad jie mokėtų literatūrą, kad domėtųsi ją. Taigi mes įsiminėm ir jį kaip mokytoją legendą. Kažkaip toks buvo. Jeigu nebūtų didelės senos knygos, vadinosi Mokiniai apie mokytojus, kurių dabar nežinau, gailiuosi, kad jos dabar neišsaugojo Poliko muziejai, bet gal jį nedings, gal atsikūrus muziejų jie atsiras. Ir ten rašo mokiniai šitokį dalyką. Mes, plungiškiai, prisimenam mokytoją kaip nuostabų žmogų, mačiusi ir mokiniuose žmogų. O tai taip įdomi, kad ir mokiniuose matė žmogų ir kad jį reikia ugdyti, aišku, savaime. O jis visada labai buvo patriotizmo įkūdytas, kodėl jį ištrėmė į Sibirą, kad jis nekalbėjo apie tai, kad mes tautų brolyjoje gyvename, jis vis laik kalbėjo apie patriotizmą savo gimtajam kraštui. Ir štai todėl gal ir ištrėmė jį, o gal jį ištrėmė ir už šitas eilutes, kuris jisai parašė, kad tai iš sorbų kalbos. O kaip iš tikrųjų, niekas nežino, bet va buvo žodžiai tokie. Norėčiau dainom išgirti tave, brangus mano krašte. Šalis graži, vaišinga, tu guodei nelaiminga, sunkiu metu. O aš tik galiu slaptai vien širsti, kai trempia ją pikti 1944 metai. Taigi mes prisiminsim jį kaip tėvynės mylėtoją, kaip žmogų, kuris bandė vaikam parodyti tikrą kelią. Kokį kelią jiem pasirinkti, daug kas ir rašo šitose knygose. Manau, kad apie tokius žmonės kaip Juozas Tarvydas, įsirašiusius į Plungės istoriją pačiais gražiausiais darbais ir pačiais gražiausiais, pačiais kilniausiais poelgiais, mums reikėtų žinoti. Ir mums vyresniems ir jaunimui, kad nepamirštume, kad žinotume, kokių buvo Plungės istorijos žmonių. Na ir už tai todėl labai norėčiau padėkoti mokytojai Danutei Ardavičienei už įdomų pasakojimą. Tikiuosi, jums visiems patiko ir daugiau sužinojote. Ačiū Jums.